Sveiki visi, šiandieną apžvelgsime BlackBerry Q5 telefoną ir pažiūrėsime, ar jis vis dar gali būti naudojamas 24 metais. Šis telefonas, kaip ir tais metais kompanijos išleistų telefonų, turi BlackBerry 10 operacinę sistemą, Snapdragon S4 1,5 GHz procesorių ir 2 GB sparčiosios atminties. Šio telefono galingumas panašus kaip ir Z10, Q10 BlackBerry telefonų, nes buvo gaminami su panašiomis specifikacijomis. Po šio telefono buvo gamintas BlackBerry Classic, kuris turėjo korpuse daugiau brangesnių dalykų kaip aliuminio detalių, nes kaip matome šiame telefone dominuoja vien plastikas. BlackBerry Q5 vartotojams buvo pigesnis dėl paprastumo ir mažiau brangių detalių, nors ir galingumas tas pats kaip ir kitų telefonų su BlackBerry 10 operacinė sistema. Kol nepradėjome žiūrėti į telefono vidų, apžvelkime išorę. Priekyje turime 3,1 colio IPS LCD ekraną, kuris stebinančiai perduoda gerą matymą, kas yra ekrane, kai aplinkoje yra šviesu. Ekranas turi dvigubą prisilietimą, tai reiškia, kad galime pritraukti vaizdą, atitraukti ir atlikti kitus gestus. Ekranas yra gal kiek mažokas šiems laikams, bet nepamirškim, tai jau senas telefonas. Taip pat turime pilną QWERTY klaviatūrą. Na, šis telefonas nėra sukurtas žiūrėti vaizdo įrašus ar kitas panašias medijas. Jis sukurtas produktyvumui, lengvam naršymui internete, elektroninių laiškų rašymui, žinučių rašymui. Dar priekyje turime 2 megapikselių priekinę kamerą vaizdo skambučiams. Pati klaviatūra gerai žinoma BlackBerry vartotojų dėl patogumo, taip kad ir čia neturiu ko pasiskųsti. Mygtukai švelnūs, lengvai maigosi ir valdosi. Aišku, naujam vartotojui reiktų pasitreniruoti. Apačioje turime mikrofoną ir garso kolonėlę, kurios kokybė tikrai nebloga. Taip pat gale turime 5 megapikselių kamerą, kuri turi autofokusavimą ir blykstę. Fotografija nebuvo stiprioji pusė BlackBerry telefonuose, tad ir ši kamera yra tokia, sakyčiau, vidutinė. Šone turime microSD kortelės lizdą, SIM kortelės lizdą ir pakrovimo microUSB jungtį. Viršuje turime ausinį jungtį ir įjungimo-išjungimo mygtuką. Kitame šone turime garso lygio reguliavimo mygtukus ir per vidurį balso asistento mygtuką. BlackBerry Q5 buvo gaminami raudonos, baltos, geltonos, juodos ir kitų spalvų, todėl atrodė žaismingai. Taigi eikime prie vidaus. Pagrindinėme ekrane galime matyti pranešimus ir varpelį, kurį paspaudę juos pamatome. Tose languose turime visas programėles ir meniu valdymas gana patogus ir nesukeliantis blogų emocijų. BlackBerry parduotuvė ar kitaip App Store turėjo nedaug programų, ką tuo metu galėjo pasiūlyti iOS ar Android gamintojai. Dabar šiuo telefonu gali naudotis ir turėti daugiau funkcijų tik tie vartotojai, kurie naudojasi seniau ir turi paskyrą, nes dabar visos BlackBerry funkcijos ir serveriai yra atjungti ir prisijungti nebėra įmanoma. Geriausia šio telefono savybės tai, kad palaiko dar kai kurias Android aplikacijas, tik reikia rasti tinkamą internete, ne aukštesnį nei Android 4 versijai skirtą failą ir atsisiųsti. Na ir aišku, turime originalias programas kaip naršyklė, kurią apžvelgsime vėliau, Docs2Go, taip patogi dokumentų programa. Viršuje galime paslinkti žemyn ir atsidarys pranešimų centro langas, kuriame galima greitai įjungti ar išjungti funkcijas kaip Wi-Fi, Bluetooth, žibintuvėlį ir kitus. Greitai įsijunkime kamerą. Kaip minėjau prieš tai, kamera nebuvo pati geriausia, šone turime visokių parinkčių, bet fotografavimas tikrai ne šiam telefonui. Einame į naršyklę ir pabandome paieškoti ką nors. Naršyklė veikia gana lėtai, bet veikia. Įmanoma naršyti kažkokius paprastesnius puslapius. Taip pat, jei paspausime YouTube programėlę, mums atsidarys naršyklė su mobiliaja YouTube versija, kuri gana puikiai veikia, tad YouTube per šį telefoną žiūrėti tikrai įmanoma. Tai apibendrinus, šis telefonas dar gana gerai veikia ir šiais laikais, kam reikia tik skambinimo, rašymo, lengvo interneto naršymo, dokumentų redagavimo, tai tas, manau, visai puikiai veikia.
Šis telefonas buvo istorinis šuolis technologijose savo laiku, tad net ir dabar pats valdymas tikrai malonus. Ir aišku kaina. Kaina šio telefono yra apie 30 eurų, šiuo metu bent man pavyko už tiek rasti, todėl jie tikrai pigus palyginus kainą, kokia buvo seniau. Na, manau šiam video tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamiršk paspausti like ir subscribe, raščiau komentarą, būsiu dėkingas, jei paremsi mano turinį ir susitiksim kitame video. Iki.